Labas, labas. Nieko negirdžiu. Nieko nesigirdi. Alio. Labas, ar aš čia vieną negirdžiu garsą? Nu, aš nieko negirdžiu. Duomenai čia viena. Nu. O mes čia kai turniukiai suprasti noriu. O, pailsėk. Oi. O, paskaitau, sakė, bet nesigirdi vis tiek. Ne. Laukiu atsako, nes bijau, kad vėl paskui bus. Jau. Girdit, puikiai, matot, puikiai, viskas. Jo. Technika, ačiū Jums labai už tai, nes gali būti, kad čia durniuoja, sakau, biški nėra vaizdo. O, labas! Ant lapotės judame. Tikiuosi, aš matysiuosi, tu prisijungiai čia, žinai, kaip būna kartais. Atjungiu, kaip ne manęs čia, kad tu čia matytumės. Aš matau, kad ne? Nes tada, kai bandėm tai prisijungti, kas ten Kristina įėjo ir sakė viskas, aš paskui nesimačiau. Aš dar čia? Čia. Matausi? Jo, nu, tai vėl vieną už jūs tada ką. Irgi ten varo, man atrodo. Nu, kas kai sako, ateis, kas ateis. Kažkas ateis pavėluoti. Įrašo žiūrėti, ne visiems, kaip sakiau, sutaps. Kažkas pergyvena, kad negalės live, tai visi mes iš skirtingų šalių, kai sako. Šiandien man vapšė tokis šiek tiek durnas reikalas įvyko, žodžiu. Mane tik to, kas užblokavo. Kodėl? Kodėl mano akauntą kažkas nulaužė, reiks dar eiti aiškintis. Gal pavyks atgauti, gal net, nes ten jau įdėjo bitcoin tą savo nesąmonę, tai susinervino biški, bet nieko. Nu, jeigu ne, tai ne, tik žinokit, kad aš ten ne aš atsiųsiu, kaip aš ten pasivadinus, ten ne aš jau bitcoin tą kažką. Dingo garsas, Daina vėl. O? Girdim. Iš toli bijau, kad nesigirdėsiu, vis dar gerai girdžiuosi? Gerai, viskas, muzika taip garsiai negroja, tai gerai. Nu, judam, aš čia vieną pajudėsiu, pakalbėsiu, aš judam. Nu, viskas ir ką, atsiųsiu, kaip aš ten pasivadinus, nes ten uždėjo mano nuotrauką, įdėjo, matyt, pavogė iš kažkur. Ir po apačiu komentaras apie bitcoiną ir prikabintas vardas kažkokio babajaus, aš užėjau ir raportavau, kad mano nulaužė akauntą ir užeini ir matai, babajus kažkoks nulaužė. Mano žodžiai, kaip jie mane biesina. Nu, Facebook anksčiau norėjo pasisavinti, aš įdėjau atgavau, bet taip, žinai, niekad nesusidūriau tik tokia. Tai tenais taip normaliai parašo žinutį, tik tokas ten viskas, žinai, ir paskui SMS-as pareina irgi tavo telefoną, nu žodžiu. Pasimokam, visiems pasitaiko. Ką darysi? Būna, visokių aferistų, dabar pilna. Va tokių tai daug yra, blembo, šukau. Nu, tavo TikToką, o mano darbinį e-mailą nušvilpė kažkas.
Jo. Nu, pas mane ten, žinai, ne dėl sekėjų čia aš pergyvenu, bet kad savinas ir taip daro, žinai, tai šaktas ir paskui apsimeta tavimi, mulkina žmonės, kad čia vartu ir iš tikrųjų tai nėra, nesi tu. Ir taviš, kaip pasakyt, galvoja visi, kad čia tu blemba apšmyžė, tai irgi nefainai. Man būdavo, ateidavo labai dažnai Gamailą, kad mano Facebooką nori nuvokti, kažkas tipo bandė prisijungti tenais iš Amsterdamo, ten dar iš kažkur tai. Bet šūda nesigavo. Jūs ką čia pakalbėti, susirinkot, aš tai va vieną sportuoju. O tai Kristina nesportuoja, sportuoja irgi, ne? Šiandien ir aš nesportuoju. Mano mergaitė, kaip sakant, aš buvau visai Nučiukstas jo merginos. Ko pasiimsi kitom dienom? Aš pamiršau savo mergaitę šiandien, kad mes turim važiuoti pažirgus vienu žodžiu. Niuksas jau. Girdit puikiai be mikrofono, nes aš bijau, kad iš toli nesigirdi labai. Buvo toks atvejis, ten sakiau, rytoj padarysiu laivą vėl su tuo tinginiu. Irgi neįsirašė, bet esu. Vaizdas buvo ir su nebuvo, tai ištrydau, ką žiūrės. Nieko negirdi. Nu, Kristina, tu bent dienos metu pasportavai? Aš vakar pasportavau taip, kad man šiandien kojas jaučiu ir pilvą jaučiu. Pažiūrėk, kaip čia smagiai pavydi, tave žiūrint ir pavydi. O rimtai, žinok, pavydas. Žinau, kad Evelina ten labai nusiminus buvo, kad negalės dalyvauti, nes nugarytę susuko vargšį. Ėjau į vaistinį, nusipirkau Voltarentą, nežinau, bandysiu vakare į karštą vonį ir po to po vonios pasiteks, tai gal jau rytoj normaliai bus. Gydykis, sakau, kuo daugiau trinti ir visko daryti. Jūros druska gal nepalės, nežinau. Nu, man kiek karštą vonę, grinai su druska, man visą laiką padeda. Visada. Netgi aš kai peršalu, aš einu į karštą vonę pagulėti su druska. Ant kitos dienos kaip ridikėlis. Nu, tai ko lauki, tai daug tos druskos ir vodkos įtrink savo nugarytę. Tai kol kas negaliu, reikės eiti krauti daiktus, nes maniškis rytoj jau vieną reizą važiuoja iš pačio ryto jau į Latviją. Jo, tai reikės eiti padėti. Kraustotis? Dar reikia kitą Jo. O, Nu, dar ne dabar, bet jau pirmą reizą daiktų jau veš rytoj. Nu, dar man iki tavęs reikia davažiuoti, kol neišvažiavai iš Anglijos. Jo! Nu. Opa! Kad rytoj atvažiuotum, supratai? Kaip man gera, kaip man šilta jau, o tai buvo šaltas. Jau prisipė biškį šiandien nepadariau. Na, jump! Šokinėkite nuo saputės Evelina. Aha. Jump. Kojytėm pajudėt bent. Po filmu kojytės atsisėdus. Aš vėliau biškį, aš vėliau. Opa, čia kas po filmu. Eisiu pažingsniuot. Rankų kelt neišeina, tai bent jau pažingsniuosiu. Nu, čia kas šiandien kilnos kojytės, tai sakys, jeigu jau kulas kalba, bet jau buvo. Ką jūs čia galvojat? Aš nežinau, kiek mes ten laiko iš tikrųjų užtruksim pas tuos žirgus, bet jeigu nelabai vėlai, tai aš pavalgys tikrai pasportuosiu. Užsidegu, žinokit, japt vairogi. Užsidegas, imto karščio pervas.
su jumis, aš šį kartą Prašau, palaukite. Aš tai ateisiu. ne? Čia kažkas nori pas mus prisijungti, bet neišeina, palaukite. Padėk, Evelina, išlioji ranką, ką rašo. Kas rašo? Palauk, kas čia norėjo prisijungti? Erika nori prisijungti, bet jinai negali, todėl kad jinai nėra toj grupiai. Ko nėra? Jinai negali prisijungti į laivą, todėl kad jinai nėra toj grupiai Sportuok su Daina. Okei. A ne? Jo, rašo. Bet kas gali įeiti? Palauk. Sorry už nesklandumus. Jaučiu. Aš kažkaip galvoju, kad visos gali įeiti. Buvau įsitikinusi, bet jaučiu padaryta pas mane. Gal kad privati grupė turbūt. Eugenija, gal irgi man taip atrodo, ir Eugenija, ir Erika. Palauk. Kas taip? Eugenija ir Erika. O įdomu, aš čia galiu jas pridėti. Tuoj. Eugenija Mildvidienė, ne? Aha. Ir Erika Jurgelėnienė, ne? Jurgelėnienė, jo. Nu va, jeigu dar kažkas dešinioji ranka nevaltų pasijungia, raportuok man, super. Kas dar? O aš taip jaučiu, privati grupė, viskas. Na nieko, tegu. Kas norės, tas visada parašys, nes aš įdėjau šitą linką ir iš tikrųjų ir Facebooką. Tai gali irgi nelabai pakliūt, bet kas norės, tas asmeniškai parašys, kai sako, ir tada jau pridėsiu ir tikrai galės pasportuoti, šiandieną treniruoti, pamatys, kaip čia kaifas, ar ne, mes čia daugiau, aišku, pabendravome. Nu, kaip jom ten pavyksta. O, kaip čia pas mus? O, yra, yes. Sorry, aš galvoju, kad pas mane šitą grupę jaučiu uždara. Jeigu nesat čia tik vieną dieną, tai visą šitą iš pradžių galėsim pasidaryti iš pradžių, nes aš perkelsiu ir mūsų šitą grupę, kur esam visos, ar ne? Tai nieko tokio, kai sako, viskas visada lieks čia tik vieną dieną, prikelti visas. Sakyti, ir nesakysiu, labai. Ja, pasėmiau. Reikia, kad tai žodžiu užvešti, nes kodėl tai būna. Nu, kaip čia? Komanda Erikutė, kaip laikom? Kubėm, hop, hop. Aš pankeliuku neužkrenta, keistai, ir tai seniai, hop. Kaip ten? Nuo soputės ant soputės, Evelina. Kristinai, vieną vaktų. Pas mane visur lovos, aš sofų neturiu. Šildom, kojele. Tupėm. Didžiausiai raumenys yra kojų. Tai visa kraujota kakanai gerai slidus. Kad kraujas užtaiso, ne? Gerti visada turėkit po ranką. Akeičiai, jeigu pamiršot. Svarelį, gumą, jeigu neturit, tai pačią svarbiausia, kad ateitumėt. Gerai. Kaip ta? Gumytė. Dedame ant kojų. Jeigu ten Evelina kas nors norės įeiti, gal dar brūkšteltumėm. Čia jau tave reiks įdarbinti. Nu, kam švelniai šitą kojytę įleist, tu jas duris atidaryk. Gal dar kažkas
nėra. Šiandien aš sorį išplaukus, nes man su tuos išplaukus biškai. Čia paskutinė, kada susiruošiau viską. Bet nieko. Labai žinokit, nepergyvenu. Visko būna. Kuo daugiau čia, kai sako, stresuosi 15-20 dienų. Kas iš to? Svarbiausia pozityvas visame kame. Vis tiek atgausi. O mintis visokios būna į galvą lenda. Pirmiausia, nervas, stresas, paskui atsiramini ir gerai. Na, ką tu padarysi, kad nerimas. Neįspręsite tai, kas jums tik pasakyti. Pamoka gyvenimo, ko išmokai iš to. Ir tu. Netgi man būna visko, kad šis žmogus taip ir jau. Nu jau kažką tempėm, visų pajėgumų būna. Kad jaustulim raumenukus, kas neturi, tai keliam koją. Koja visada įtempta, kas neturi. O kas ir turi, keliam įtemptas koją. Pajutot, kaip geriau skaito. Tas pakeliukas, atsikėrim. Nu, svariukai. Anyway, per mažai, čia pats. Guma įtempta. Nu, rankytėm pasižiūrėjom vėlesnę vietą, turbūt. Nu, po vieną čia maždaug pečių aukštį. Matot, negalėmys, niekur neskubam, hop. 15-20, hop. Nu, bent 12, kas tik pradeda, ir sunku. Paskui pamatysit, kaip išeis. Paskui nesustosit, va kaip Kristina ir Evelina varma, только pat. Reikia pagauti cinkelį, kaip sakant. Kai pagauni, paskiau sustot negali. Nu, jaus. Come on. Hop. Hop. Jaučiat patukus, kad turi. Hop. Hop. Eina. Hopa. Gerai, guma visada įtempta. Nu, lenkiam rankutes. Svarbiausia, kad nešubuojam alkūnėm. Štai keliam, leidžiam. Nuleidžiam mano alkūnę sulenkta, nepaleidžiam. Nepaleidžiam taip. Švelniai ir tai nuleidę. Įtampuojai. Niekur neskubam, jos apie. Kvėpuojam. Vaida, nebei. Negirdžiu. Kas čia reikėjo? Taip, pasisveikinau su Vaida. O, labas. Smagu matyti, daugiau veidų. Nu, pirmadienis. Suskirtumas, kad man svarbiausia varom. O kartu visada smagiau, didesnė energija. Noras iki priekį nepasiduos, negu kad vienam. Sunkiau vienam. Vienas ranką numoja, ne? Tačiau vis tiek užkuria tas kolektyvas. Va kiek jūsų daug. Bučinukai jau. Pasigėrėm. Nu. Rankas uždėlėm. Ką? Plaukiam ir plečiam gumą. Tiesiam nugarytę. Judam! Hopa! Kas ten juda? Kas nuo sofos, kas sienas? Kas iš tikrųjų juda? Sugašiu judam. Kiekvienas juda. Hop! Darom, kas čia Indrė rašo. Ai, čia dvi foto įdėjau. Aš galvoju, kad dar kažkas neįeina, gal kaip ten. Kristina, žvilgtau, kad įeina ten vadinu. Žinau, kad tu nedarai. Aš tai kažkaip ir
Šitą nuorodas ir sugalvojau iš pradžių gumas, bet visi bijo pasiūlyti tą gumą, kad veidai matysis. Tai kažkaip galvojau, šitas variantas geresnis, tai pasidėlį mokas. Viskas ramu, nieks nieko nevyksta, visos 4. Gal nieks nenori prisijungti. Sakau, mes visos 4, daugiau nieks nenori prie mūsų prisijungti, pažiūrėjom, nieko nerašo. Nu, žodžiu, Marina. Prašau. Seno berytę ir reikiam išvelgiai, tik nedaug. O kalbėjų klausimenkai, gėlių pasileidėm. Savęs rengiamės varėtis laikyti. Tik taip ir slystam. Ir keliamės daugiau už pakaliuką, supraudžiamės. Supraudžiamės, keliamės. Sutraukiam dar labiau kiekvieną. Nu, jau įsitikinėjimo malomis. Kas čia buvo yra tik kontrolė? Jeigu lengva, pasiemam, ką turim svoriui. Vaikus į rankas, vyras, buteliukus, suguotą į rankas. Turim viskas į trasą. Tai sako, jeigu matot mano storas, tai svarbiausia, nieko neturi. O tai, ką turi ir ką su tuo darai? Ir čia žiūrim namuose, ką turim. Ką galim panaudoti? Kaip pasiekti rezultatą. Man vis svarbiausias tikslas rezultatas. Ne? Kliučių nėra. Tik tai mes galvojam. Neturiu to, neturiu ano. Nu, lenksim rankas. Hop. Prisimenam. Nenuleidžiam kulnai, alkūnę. Hop. Laikom biškytą alkūnę. Alkūnės irgi vietoj stengiamės išlaikyti vienoje, neplasnojam. Neskriskit brangiosios dar. Ant kalėjų galėsit paprailyti. Ar bandėt šokį? Šokį kokį? Aš dar kol kas ne, bet bandysiu, kai biškį atsigausiu. Aš pabandžiau. Kažkaip sudėtingai man gaunasi viskas nežinau. Pabandyk Kristina sulėtinti video. Aš kaip dariau, aš sulėtinau iki minimumo. Ne ant to vieneto kaip eina, ne? O ant to minimumo pagal taip lėtai, kai judesius rodo. Tada žymiai lengviau žinok. Jo. Ten neišsigąsti, ten jie kartuoja ištisai paskui tą patį. Ten nedaugiau kaip apskaičiavus, kaip įsidėvėti vieną žingsnis, antras jau daro, vis trečias, ketvirtas. Pasižiūrė, kad iš viso ten yra 7 ar 8. Ir jis vėl pradeda iš naujo, arba biškai kitaip, bet vis tiek tas pats judesys. Taip, kad čia. Nėra taip baisu, kaip atrodo. Mama visada įkrenta. O tai tu pati darai? Man dar nebuvo laiko iš tikrųjų. Realiai taip, ar ne, aš kaip parodo. Ką, tai trauksiu rankas? Hop, nugaryti? Ne, dar negeriau. Aš tai labai mėgstu, aš galėsiu pasidalinti. Kūno matė pasauką. Praėjusiais metais. Kurie šoko. Na 15. Hop. Nu, pagal muziką. Kaip paminėta, niekas daugiau nestovi. Ačiū tau labai. Taip sako, prigulsim. Evelina taip ir taip jau gulė, ne? Jo. Aš jūs vis pamatau ir man iš karto susileidžia. Iš karto linksmai. Jeigu pasakyti, užtenka, kad man
Kojas įtemptos. Bet tai smagiau nesakyti, ne? Kad 2 metrai 2 šonų būtų. Guma visada įremta. Nu ką, skleidžiam rankas pilnai. Tiesiom rankytėm, nepadėjom. Grįžtam, jaučiam, kad krūtinė dreba. Kuo didesnį svarelį pasiimsim, jaučiasi, kad dreba. Nu, darom silikoninę krūtinę. Nu ką, merginos? Viskas, aš turiu bėgti. Ok, ačiū labai. Geros dienos. Bėk, Kristina, bėk. Nepabėk visai. Patačius vaizdų. Kažkas sportuoja, kažkas pabėgioti eina. Gerai, tada iki merginos. Lauktim vaizdų. Būtinai. Būtinai nepabėgioti. Maratonas bėgti eina. Svarbiausia judesiai. Kuo daugiau judam, tuo geriau. Deginam, ką suvalgiam, nėra kada galvoti, kada valgyti. Nevalgymas esmė. Kuo mažiau skambutį, kuo geriau, aišku. Nu, opa, jaučiam krūtinę. Aš tai kaip ratus mane 10 ryto pusryčiai, pietus pas mane gaunus 4. Anksčiau nesigauname. Opa, ir vakarienė kokia 8. Mes čia kaip neišeina. Tai panašiai kaip man, žinok. Pas mane panašiai irgi taip pat laikai išeina. Ir labai gerai jaučiuosi iš tikrųjų, nežinau kaip jūs. Ir užtenka mano kūnų. Aš pasiėmė didesnį svorį. Ai, nelauko! Jūs tuos pačius 2. Kojas įtemptos, guma įtempta. Išmetėm iki maksimumo ir ką kelsim už pakeliuką ir sutrauksim raumenukus iš pakelio. Hop! Leidžiam, bet nepradedam. Sutraukėm pilnai. Dirba už pakeliuką. Hop! Gerai, niekas neskubam, jaučia. Hop! Man reikia tik neiškis, šis sportuoja. Va. Jūs galvojat, kad visi vienas sportuojate? Aplink žmonės jūs irgi keičiasi, įsitraukia, pradeda sportuoti. Taip, ten Evelina paantrins. Ir vaikai irgi paantrins, įsijungia. Nu, gerai, gabalėlis. Keliam, gerai, nekaito. Au! Nu, vienas varikas, gumai, ten iškydėmėjo paleidė. Kelsime viskam, sunku pasidarė. Nepilnai kelsime. Ir tai hop, iki pusės. Iki pusės. Aš nepabėgau, aš žiūriu, kas ten parašė. Aha, pridėt norėjau sakyti. Reiks padaryti administraciją, pridėt. Negali vienas žmogus viską daryti. Nu, aš nieko prieš. Pagalbininkai, dabar aš aiškiai negalėsiu, nes aš judu, ne? Bet tas skaitosi prieiga duodi, kad tas žmogus tavęs nėra, padėtų, nes kai tu judi, tu negali. Vargiai. Turiu nutraukti ir lėkti, kad aš gaunas kiekvieną kartą, kai žmogus neateina. Tai ten gal neužėjai nori, ko jinai nori? Ne, ten jinai sakė, šiandien negalės, tai rytoj ateis. Ne, čia tik, merginos, čia tik šiandien čia. Pirmą dieną, aš nelabai matau, kas ten gerai. Ten jinai sakė, pirmadieniais dirba, tai jai neišeina pirmadieniais sportuoti. Į laivą ateiti. Nieko tokio, kuma visada įtempta. Rankos šalia šuniukų ką? Keliam,
Nuleidom, bet nepadedam ant kilimėlio. Į viršų ir nuleidom, bet nepadėkit ant kilimėlio. Opa. Lengva, tuoj pajusim, fainai, kojos irgi įtemptos guma. Nieko nepaleidžiam. Dirba rankos su kojos. Opa. Labai faina šiluma užlieja. Rankas ir kojytes. Gyvos esam, raumenukai duoda žinot apie save, kas turi daugiau svorio, tai sako, nejaučia pradžioje jokių raumenukų kaip dirba, ar negalima kitą buvo ir pirštimis, o paskui jau kūnas pripranta jį pradėti jausti. Tai čia kažką jau daugiau svorio, 15-20 nuo, hop, jaučiam rankutės, hop. Gerai, reiktų pradėti pavaizduojam kojas, nuo gumos įtampos, užpakaliukas irgi jaučiasi. Na, rankas švelniai to užpakaliukų, kelsime užpakaliuką, spirsim kojas į viršų, kojas į viršų, pasiruošę ir hop, hop. Mes vaizduojam, kad spiriam lubas, hop. Užpakaliuką tik kilstelim truputį. Jaučiam apatinę kulko dalį. Gerai, šiluma liejasi. Man patinka šiluma. Ypač rudenį žiemą, kai viskas šalta. Maniškai nesportuoja kartais, tai pralina sako, kaip šaltas, kol daugiau judėtų. Judesėlis šitai nieko negalvoja. Vakare daugiau kai jau atsisėdime, nieko neveikite, tai ką dedam ant užpakaliuko, bet ant tauko. Čia nežodžiam. Gerai. Gumą išmetėm, išmėsim, kelsim užpakaliuką, kartojam. Nu, čempionės. We are champions, my friend. Nu, Laima irgi negali prisijungti. Jinai nėra šitoj grupiai. Va, matai. Tuoj minutę. Sorry, merginos. O kaip man dabar? Ane? Laima? Laima jo. Blemba. Aha, matai. Aš dabar turbūt Laima Lengvinienė. Ane? Aš nežinau, pavardės man nerašo. Tiesiog rašo Laima. Tuoj pailsėkit. Pailsėkit, merginos. Tuoj aš sekundę. Aha, Laima Lengvinienė. Taip. Va. Atsiprašau už nesklandumus. Galite atsikvėpti, va kaip tai. Jau turbūt ten užsidūsavot, ne? Oi, labai! Labai, jau ypač tu sakau. Na, sorry, merginos, kad taip. Nežinau, kad čia uždara grupelė. Ką, kas jau pasiruošit kelią, įtempiam gumą. Neperduokit šitą, vis tiek įdėsiu treniruoti į mūsų čato, tai viskas tikrai bus. Čia tik šiandieną mes čia. Kas nori, kas aišku prisijungia šitoje grupelėje. Visada galite pateikti, niekada ne vėlu, kai sakau. O tai bendruomenė visada lengviau. Man asmeniškai, aš tik, būna tas tarpas pasibaigia, aš pati pajaučiu, kad man jau taip liūdnoka, vyrusi ir visai kitaip kitas jausmas, gal dėl to, kad aš jau įpratai, kuris taip nuolatos, kas 2 savaitės, 2-3 ten kažkur
Traukiam iš pakaliuko raumenį, taip pakeliam. Ir viskas, tas jaučiasi pagal. Sako, įgūdis įprotis naujas susiformavo. 15-20. Trūksta man jūsų. Nežinau, kas jau aš liūdžiukas. Arba sveikiais prisijungia, tai kenčia nuo manęs. Daug dėmesio, ne? Biškai pasvėlėmi raumeniukas. Nugimė šakšų dūmė. Aukštai. Žemyn prie krūtinė. Guma visada įkrenta, nes ten nepalaiduojam kojų. Viskas dirba, hop. Eina. Kitiems tai bus nieko. Pridėsiu viskas, kas nebuvo, nieko tokio, jeigu nepavyko, nieko nebus reikės. Kitam kartui geriausia padažymas, bet vėlgi reikės administratoriaus, kad kas įleistų. Nes aš negalėsiu, už tai aš ir pagalvojau, žumas, jeigu žumą įdėsiu, tai reikės ir sportuoti ir stebėti, kada žmonės ateis, nes reikia įleisti juos. Tai čia vis tiek galvo bus geriau šitas, nes jau užėsi viską. O čia gamas irgi kas nėra. Pridėti. Norėjau kaip geriau, bet kaip čia. Aš prašom jūsų paslaugom. Jo, gerai, super. Ne, aš dabar tavęs sakau, pridėti negaliu, nes taip jungsiu šitą, žinai, įrašas tada. Išėti turbūt reikia. Nenoriu vėlgi krapštytis, įsivėdinti laiko užims. Nu, plačiai, tačiau duoti įrankos ir pagaužą. Taip nepadedam. Nes visiems yra, žinau, suprantu, laikas brangus. Vaikai namai, valgio darimas, tas tikrai yra reikalų. Čia nesikrapštysime ilgai, paskui jau ten viską. Guma įkrenta, viską išsiaiškinsim. Laiko klausimas. Nu, krūtinėlė, kad gražiai būtų ant suknelį, išsirinkos kolegom suknių. Auksinė, raudona kokia, visgai. Aš dar nežinau, kur eisiu, jeigu ir neįsiu, tai va, paskambinsiu Evelinai. Galėsim, kas norės, galima tokį kaip zoomą padaryti. Sėjimą pasidarysim. Aš tai galvoju apie geltoną arba oranžinę suknelę. Geltoną? Oranžinę? Geltoną, nu, geltoną arba oranžinę. Aš galvoju, kokią, nu tai, kreminę, ne geltoną, ne? Koja užlenkta. Viena po apačia. Kita tiesiai įtempta, nu ką, svarelis, tikrai laikom, nepadedam, įtempiam koją, keliam iki maksimumo tempiam, kas gumų neturi, tai keliam vis tiek. Kas tik svarelį turi, tai tik su svareliu. Ką turim viskas į trasą, kaip aš sakau. Nu, 15 eina. Gal šitai tokia kaip kreminė, gelsva tokia, ne geltona, geltona, ne tokia. Ne tokia. Ryškiai, geltona, nu, ta tokia kreminė, gelsva, tokia pavadinti, smėlinė gal. Tai, kas tam buvo, pinigai, turtai, nu, reikšmės, kiekvienas turi ten, raudona, tai, na, aistra, meilė. Žodžiu, sakau, noriu ir geltonas ir raudonas. Sakau, pusę reikia pasidaryti. Matai jau, pusė geltonas, pusė raudonas. Dar šitas yra apačia, geltona ir raudonas. Laima, labutis! Nu, labuka, ką kuo įtempė, įtemptas, svarelis pralaikom, keliam tiek, ir maksimumą.
Tai tu jeigu nori ir geltoną, ir raudoną, tai paprastai viršų geltoną, o apačia raudona, arba atvirkščiai. Arba, aš kaip variantą sugalvoju. Pusę vakarą su geltonu, pusę su raudonu. Va. Įsivaizduoji? Čia yra šastinai geltona, aš susipažiūrėjau šastinai raudona. Tai čia atsitiko? Keičiasi kaip minutėmis, ne? Įsivaizduoji, kaip paėmė yra bus programą. Sakau, tai yra geltona. Po valandos žiūriu, o čia jau raudona. Gerai, idėja. Daugiau aistros bus, ar ne? Namuose. Ką? Idėjau, persėdu. Biškai nuleidom žemyn, šiek tiek nedaug užpakaliukų. Po mūsų žandukais rankos pakaliukų. Ką? Keliam. Tempiam gumą prie pilvuko. Ir tokia yra nuotraškara, tokia viena tokia kaip sidabrinė, kitur tokia kaip kryminė, bet visada mums kažko naujo. Ir kaip šis meilė yra pilna, bet vis norisi naujo. Vis pačios nesinori dirbti. Nežinau. Jeigu pačiau užsidėsiu, galvoju viską. Va, visos su gražiausiam kalėdiniam suknelėm, sugalvojom zoomą pasidaryti, taurės pakelt, vandenuko, kas laipsnis, kas be laipsnių. Ir kad sako, 15-20, eina, PM. Ar norėtume? Dar aišku, prieš šimtas turbūt jau. Taip, bet čia baigsis mūsų skaityti, dar laiko bus, susitikti prieš šimtas. Svarbiausia noras. O susitikti, tai sako, aš labai noriu pas tave vėlim, bet kad kūna žino, kur tu ten gyveni. Toli labai kažkur. Aš tau perku bilietą, tu važiuoji. Jo, jau tai tu man kažkokiu tokiais persėdimais. Nu ir eina savo. Nu, ką, iškėtėm dūmai, ten. Iš visko reikia įžiūrėti pliusus. Pliusai, bus patirtis gera, viską išmoksti. Visą dieną ten užsibalanuosi. Aš žiūriu, kad čia kuo mažiau važinėjimų. Dabar persėdimų. Nes jie iš tikrųjų biškelį vangina, jeigu manoma, aišku. Nes tas kiekvienas išlipimas įlipimas, iš tikrųjų, paskui kito laukimas laikas. Tu galėtum sėdai ir, gal ir panašiai važiuoti, bet tiesiog mažiau laiptinių, mažiau kažkokių, žinai, visą tai suskaičiavus, tai reikia žiūrėti, ar tai apsimoka. Negal, tai nėra variantų, tai jo. Gerai. Filmukai dega, svilinam. Jeigu dega, ten viskas ypatingai miegant irgi žinau. Ne vien tik dabar, tai sako, bet miegant ilsintis irgi dega nuo tokių pratimų, kaip skaitosi jėgos ar ne, kur mes nuoris filmuojam, netgi ramybės būsimai, greičiau suvirškinamas maistas. Yra labai gera nauda, plus oda atrodo jaunatiška, ląstynėmis, vis tiek suapžinės. Mes visos nejaunėjom, tai bebūtų, nuo šios tieškos nepabėgs. Bet taip yra. Kaip pavyzdžiui. Aš kaip pasižiūriu. Moteris 50 metų, tikrai gali žinoti, kadangi kažkaip mano įkvėpimas. Aš visada pasižiūriu, pasimotyvuoju. Ir lempėm į užpakaliuko intensyviai dūmą. O 15-20 maina. Mano motyvacija. Aš kuo daugiau žiūriu, kokiu mane įkvėpia daryti. Aš ir taip tikslą turiu dėl ko, aš tai darau, bet tai dar labiau motyvuoju.
Kiekvienas, aišku, turi savo motyvaciją. Kaip sako Kristina, nenoriu būti ten, kur buvau. Jeigu neapsimeluosiu, 8 kilogramų neliko. Sako, neturiu motyvacijos, bet sako, nenoriu būti ten, kur buvau. Tai čia yra tavo motyvacija. Nenoriu būti ten, kur buvau. Gal kažkam atrodys juokingai, kokia čia motyvacija? Bet čia būtent jos motyvacija. Dėl to jinai nepasiduos ir eis į priekį. Ir kiekviena pasielgia. Pas kiekvieną yra skirtinga ta motyvacija, neprivalo būti vienoda. Dėl to mes ir skirtingi. Jo, dar pakartojam, nesustojam. Iki maksimumo, tempiam. Ir tokiom dainom, laisvas pajudėti. Nereikės tokių suras naujų gabalų, bet taip ir nepriimu. Norisi tokių gerųjų. Gerų tokių, kad dar labiau skurtų būtų mūsų irgi įkvėpimas. Judėti. Dėl to aš ir suradau tą. Aš gal ne visom ir patiks pagal skonį. O kitą, kur mokinsimės, ne? Galbūt kažkur yra kitokį, kurie patinka. Prašau. Gali? Nustebinsit irgi mus. O ne? Tai neprivalo būti kažkaip jau šokius, tai reiškia 5 rytingas. Ne. Dieve, ten gali būti iš viso. Keliuku. Sakau, 20 minutės. Įtempta guma. Nu ką, pakartosim. Ištempta guma. Keliukus traukiam prie pilvuko. Savo bratukui. Atsigavau. Einam, pritempia. Guma visada įtempta. Kojų nepadedam. Nuleidom prie žemės. Ore. Stop. Nieko neskubam. Stop. Jaučiam. 15. Kvėpuojam. Įkvėpėm. Burną iškvėpėm. Įkvėpėm. Įkvėpėm. Jau pasidalinsiu to savo šokių praėjus metų. Man labai žiūriu, prisimenu, prisiminimai slūsta. Kaip fainai pasižiūrėti iš tikrųjų tokius dalykus, ką padarėjom šiandien. Niekada nevėl juos vėl turėti. Prisiminti, daryti, tai negi. Tokia nostalgija slūsta. Taip fainai. Vėl labai fainai jautiesi. Šito atjaunėjai, nu fainai, man tai tokie dalykai labai realiai, kaip čia. Kur nors iššokęs, man iššokau. Šokti man labai patinka iš tikrųjų. Anksčiau į sporto klubą eidavau, tai ulala. Kiekvieną savaitę. Tada tai buvo. 20 metų gal. Jo, kojas įtemptas lenkiam. Nemiegam, ten nesilsim. Išskyrus abejonį. Bet esame treniruotės, mes perputrę. Aš nemiegu. Kojas bent jau taip šaunuoji, ten atsigau. Dar ne. Nu, tai o. Atsigulsiu lovą, gal pakilnuosiu. Prisiminsiu mūsų. Bent jau palaikymo komanda, vat šaunuolį. Taip ir nedaro, vat. Va, sakau, tai fainai. Kuo daugiau jūs merginos bendraujat, kuo pamatysite, kaip čia fainai, nes jauskit, kad mes čia vienos vadysite, kaip ir bendraujame. Susibendravusios jau čia, tikrai ne. Kas bendrauja, mes visada irgi įsitraukt niekada nevėlų ir labai yra fainai, pamatysim. Aišku, su laiku, nes tai pavyzdžiui, Elina labai bijojo, Kristina bijojo. Aš visi nesuvalgysiu. Aš вообще pirmą iššūkį iš viso, pirmą iššūkį aš iš vis tylėjau, nieko beveik nerašiau. Nu ką, pasižiūrėjau, kad vietos būtų. Tempėme laikom, laučiam, kai tempės ir pilvukas, rankos kojos. Laikom.
Išaugom. Laikom. Gerai. Super. Pripratim. Tempiam kojytę prie pilvuko ir laikom. Tempiam ir laikom. Super. Atsargiai švelniai kitą pusę, kad nesitraukėm. Neskubam. Tik koja užsisuko. Pečiai nepakelti. Paguldyti. Su pečiais nesisukom. Gerai, šoniukas tempim. Talijas formuojam. Hop. Gniokiai patempim. Laikom. Laikom rankos dreba, laikom. Atsisėdama, kažkur kokiese nugarytės, pakentam kažkokius, gerai viską, visą kojas tengiasi, užpakalį, visą nugarytę nesitikrina. Koja prieš naujieną, paėmėmas kažkokų, laikam sunku, kiek išeina. Vaikų lankstumas pamatysis, kaip jisai pagerės. Pačiai paskui noriu sudėti. Aš padėjau jau man dieną, kad neišeina pasportuoti. Tai aš jaučiu, man visą kūną skauda. Tai viską išskaitai. Tai žinos, kai savo kūną pažįsti, tai pripranti prie įdėgo, pažįsti ženklus. Mes nepripratę viską, tai ignoruojam. Dios, no. Pakeičiamas, ištempėm darau kūnę tiesios. Mes šiandien gan ilgai, manau, ne? Su trukdžiais. Ta prasme. Nudarau. Nieko. Spalvotai nesuboju. Kaip benuoti. Čia daug būtų gyventi. Negalvoju. Svarbiausia yra, kaip tai jūs pažiūrėsit. Kas susinervinsite ir dar maloniai. O kas valinksmai pažiūrės, kažko išmoksta, sveikstėsi nugalite. Leidom, išsirėčiam. Gerai. Maniškai sakė, sako, čia pas tave kažkoks rokenrolo koncertas? Jo, rokas. Maniškai tai tas labai gabalėlis. Geros dainos, man irgi patinka. Ane? Aha. Tiesiai žiūri vieną, ne? Ką? Ko tempė? Man ne visas rokas patinka, bet va šitos dar patinka. Bet tik tai ne visos dainos. Bet kokius šitas visas mikstukas. Ai, nereikės kažkaip dar pasidėti gabalė. Čia labai greitai, žinai, jeigu neturi ką, tai leidžiu nesustojant groja. Keletą pakėlė, bet ne visą taip žiūrė. Labai patraukė kažkaip užvedė, ne? Iš karto užvedimo, kaip gera muzika buvo, vis tiek tave labiau, tu nori pajudėti, tu tai užsikuri labiau. Duoda savo knygelę. Bet tas, party, tą dainą, tai man čia kosmosas, kaip man patinka. Nu, užkryžiavau ir atsiguliam šitos kojytis.
Jaučiam, kaip tempėsi, kurios atsigulėm pozityvus pakaliukas. Rankos į priekį tiesiai. Normalus procesas neįdėjęs, jeigu. Pačios dar pasukam atgal keletą kartelių, dažniausiai pečių juosta, kaklas skauda, sėdi nejudam arba susilenkia priešinį kūną. Dar pusę pasukam. Kažkas ten rašo, dar matau kažką. Visas pridėsiu. Iš tikrųjų, tai šitą mūsų laivą tai visiems viskas bus, čia tik mes šiandieną čia, o paskui tai jau baigsis šitas, tai galėsit, kai sako, čia naudotis viskuo, kas yra, čia šitą grupę irgi nemokama, tai kad nesustotumėt, kad tai sako, vis tiek siektumėt tikslo, nebūtų, kad tas tarpas nieko nereikia, paskui vėl pradeda ir vėl sunku, tai tas yra labai gerai, aišku, skambinti, šventės, kai švenčiu. Dar, kad yra smagu, kai yra kompanija, ne vienas kažkur, ar ne? Ką, ačiū jums labai, sorry už nesklandumus, tai video tikrai įdėsiu į mūsų grupelę. Na ir aišku, galbūt kažkas dar norės irgi prisijungti, tai visada gali į mūsų grupę, ar ne? Toliau, kai sako, šventės sutik linksmai su šokiais pokiais. Ačiū tau labai, Evelina, už pagalbą, ačiū Laima, ačiū Vaidutė. Tai ką, susitinkam kaip visada čate ir gražaus jums vakaro tada. Iki rytojaus, rytoj irgi bus laivas, tuo pačiu metu nepamirškite. Iki merginų. Iki.